Laidą pristato Knauf Infocentras, skambink, sužinok, remontuok. Uždaroji akcinė bendrovė Kadastras. Nekilnojamo turto bumo laikais komerciniai šalies bankai buvo labai aktyvūs šios srities finansuotojai. Jie be didelių reikalavimų finansuodavo nuo 80 iki 100 statybos projektų vertės. Sustojus pardavimui ir kritus kainoms, nekilnojamo turto vystytojai ir kiti rinkos dalyviai atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje. Bankai iš esmės pradėjo radikaliai keisti savo finansavimo politikas. Suprantama, rinkos griūties metu jie tikrai pradėjo finansavimus arba stabdyti. Apie jų naujus finansavimus kalbos nelabai galėjo vykti. Ir dėl to daugybė įmonių, tame tarpe mes patekome į tam tikras žirklės, kai negalėjome užbaigti pradėtų darbų, kai prasidėjo esminiai sutrikimai su atsiskaitimais. Suvokę, kad nekilnojamo turto burbulas sprogo, bankai ėmėsi priemonių, kurios padėtų sausiems išbristi iš balos. Tačiau nekilnojamo turto vystytojus tai dar labiau įklampino. Vienas dalykas, tai drastiškai pakilo palūkanų normos. Ir įmonė, kuris skaičiuoja vieną sumą, kurią teks sumokėti palūkanom per mėnesį, ir kai tos palūkanos išauga 3 kartus ar 4 kartus, savaime suprantama, kad tą išlaikyti yra be galo sunku. Yra vienas dalykas. Kitas dalykas, tai yra pasirašytų sutarčių pratęsimai arba vykdymai, irgi tapo labai probleminiai. Bankai siekdami padėti sunkumų patiriantiems klientams įkūrė arba stipriai išplėtė vadinamosius restruktūrizavimo padalinius, kurie bankų klientams pasiūlė ne vieną sprendimą. Jeigu klientas kvėpuoja, jeigu matosi kažkokia tai perspektyva, bankas tikrai stengiasi kartu su vyriausybės su programomis, sakysim, kur yra garantijos, subsidijuotos lengvesnės palūkanos, sakysim, padėti klientui, kad jis galėtų savo veiklą tęsti. Tačiau tokios pagalbos iš bankų sulaukia ne visi. Jeigu klientas šiandien turi likvidaus nekilnojamo turto, tai tuomet jam yra siūlomas tam tikras restruktūrizavimo sprendimas, kadangi bankas mato galimybę susigrąžinti paskolintą sumą. Jeigu tuo tarpu banko klientas turi žemės ūkio paskirties sklypą kažkur pamiškėje arba prie ežero, tai toks turtas šiandien nieko nėra vertas iš principo ir bankai nedelsdami tokį klientą atiduoda išieškojimo procedūrai arba bankrotui inicijuoja. Vis dėlto nemažai įtakos bankų sprendimui turi ir pačių klientų elgesys. Bėgimas nuo problemų šiuo atveju tikrai neišeitis. Pats klientas taip pat gali įtakoti savo banko sprendimą savo atžvilgiu konkrečiai. Jeigu jis netempia gumos, paprastai tariant, ir laiku kreipiasi į banką, matydamas būsimus paskolos ar palūkanų mokėjimo sutrikimus, tada bankas sėda prie stalo ir ieško sprendimų. Labai ilgai, labai sunkiai per 2009 metus buvo pasiektas susitarimas dėl UAB sklypas restruktūrizavimo ir šitas susitarimas jau veikia šiai dienai. Yra vykdomi pardavimai, jau yra sutvarkyti įmonės teisiniai dalykai susijęs su restruktūrizavimu ir kaupiamos lėšos atsiskaitimams su kreditoriais. Įdomi ir santykinai nauja Lietuvos komercinių bankų strategija yra probleminių klientų nekilnojamo turto perėmimas į savo rankas. Tai daroma bankų organizuojamuose aukcionuose, kurių metu praktiškai visą turtą nuperka pačių bankų įsteigtos įmonės. Ypatumas šitų aukcionų yra tas, kad komerciniai bankai nustato tam tikrą kainos ribą, kurios nepasiekus tą turtą įsigyja specializuota, to pačio banko įsteigta nekilnojamo turto valdymo bendrovė. Pasak finansų analitikų, tokia bankų strategija turi keletą pasekmių. Pirmiausia, taip užkertamas kelias nekilnojamo turto kainų kritimui. Antra ir ko gero skaudžiausia pasekmė – klientas praradęs nekilnojamąjį turtą lieka skolingas bankui. Klientas lizinguojantis nekilnojamą turtą, jis nuosavybės neįgyja į lizinguojamą objektą tol, kol pilnai neišsiperka jo, nesumoka visų sutartų įmokų. Ir pardavus aukcione tokį turtą mažesnę kainą negu pradinė lizinguojama suma, jis vis tiek lieka su skola bankui ir jis lieka neturėdamas nei turto, nei, reiškia, ir su skolu.
Finansų analitikai labai didelių bėdų dėl rengiamo aukcionų nemato. Pasak jų, šiuo metu vyksta natūralus turto perskirstimo procesas, būdingas visiems ekonominio nuosmukio laikotarpiams. Pasak jų, kito kelio nei perimti turtą nėra. Tačiau klausimas vienas – kokiu būdu tai daroma? Jeigu tai yra susitarimas tarp banko ir įmonės, taip, tai gali būti išeitis. Dažniausiai tai būna truputį kitaip. Bankų vykdoma politika šiandien liečia ne tik verslo klientus, bet ir privačius asmenys. Tačiau kalbėdami apie juos, bankininkai tikina ginanti socialinį interesą. Ir vykdoma ta politika, kad iš paskutinio būsto, žmogus nebūtų iškeliamas, kad jis neprarastų stogo virš galvos. Nei vienas bankas neiškėlė nei vieno kliento, perimti buvo 3 būstai gyvenamieji, bet jie labai specifiniai. Tokią praktiką bankai argumentavo ir savo neigiamą reakciją į šiuo metu Seime svarstomą galimybę įstatymų įtvirtinti nuostatą, kuri 2 metus neleistų bankam iškeldinti paskolos nemokančių gyventojų iš jų paskutinio būsto. Pakeitų šitą įstatymą, daug kas pasikeistų ir, mano supratimu, ne klientų naudai ir ne bankų naudai. Todėl mes manome, kad iš esmės tokių iniciatyvų nereikėtų, nes man atrodo, bankai įrodė tą, kad iš paskutinio būsto yra neiškeliami žmonės ir tą politiką deklaruoja ir vykdo, jeigu klientas šnekasi, jeigu jis nesislapsto, jeigu jis nebando apgaudinėti. Finansų analitikų patarimas tiek įmonėms, tiek privatiems asmenims, susiduriantiems su problemomis atiduodant paskolas, nedelsti ir kuo anksčiau keliauti į banką. Tačiau kartu verta vestis advokatą arba finansų konsultantą.